Girdėjome šiandien du skaitinius apibūdinančius mergelės Marijos asmenį. Laiškas Filipiečiams atrodytų ne visai tinkamas iš pirmo žvilgsnio Marijos šventei, nes kalba apie Jėzų. Apaštalas Paulius tokiomis eilėmis giesme apibūdina Jėzaus Kristaus asmenį. Sako, jis nusižemino tam, kad būtų išaukštintas, tam, kad jo vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Tačiau mergelę Mariją mes vadiname Dievo motina. Ir kas geriau apibūdina motiną, jeigu ne jos vaikai. Jeigu atkreipsite dėmesį, Senajame testamente, karalių knygose, kur pasakojama apie Izraelio karalius, dažnai minimos karalių motinos. Atrodytų, būtų svarbu, kas yra karaliaus tėvas, nes iš tėvo paveldi karalystę sūnus, bet paminimos karalių motinos, nes iš tiesų sūnus, kuris garbingai valdė karalystę, daro garbę savo motinai. Tokia žemiška prasme, kūniška prasme, žmonių gyvenimas šioje žemėje taip kūniškai tęsiasi ir jų vaikuose, o tie vaikai yra savo tėvų auklėjimo, savo tėvų dorybių arba ydų vaisius. Ir vaikas labai daug pasako apie savo motiną. Štai kodėl ir prisimename, koks nuostabus ir šlovingas buvo mergelės Marijos, Dievo motinos vaikas Jėzus. Ir skaitinyje apie Mortą ir Mariją mums yra primenama, kas yra svarbiausia gyvenime ir kas yra svarbiausia, kad tie vaikai iš tiesų būtų derami savo tėvų vaisiai, kad jie iš tiesų neštų šlovę vaikams. Skaitinyje sako Jėzus, palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Tai yra ta svarbiausia dalis, kurią pasirinko Marija. Tai yra svarbiausias dalykas, kad vaikų auklėjimas būtų tinkamas. Svarbu melstis, bet svarbu ir klausytis Dievo žodžio, skaityti Dievo žodį. Dažnai, kai meldžiamės, mes kalbame Dievui, o kai skaitome Dievo žodį, mes išgirstame Dievo balsą. Ir išgirdę Dievo balsą, išgirdę tai, ko Dievas iš mūsų nori, turime ir to laikytis. Ne tik klausosi, bet ir jo laikosi. Ir išmokdami jo laikytis, išmokdami atsiriboti nuo ydingų įpročių, nuo pagundų, mes to paties galime išmokyti ir savo vaikus. Šventas Jonas Auksaburnis pasakoja savo veikale apie auklėjimą, kad suaugęs žmogus turi pakankamai stiprią valią, kad galėtų apriboti save nuo įvairių pagundų, nuo įvairių blogybių. Ir krikščioniško kelio dalis yra mokytis pasirinkti gerą ir atsižadėti blogą. Vaikas dar tokios stiprios valios neturi. Vaikas iš pradžių iš viso gimsta labai priklausomas nuo mamos, nuo tėvų, o paskui jau augdamas po truputį įgyja tą valią, įgyja galimybę pasirinkti, bet labai ilgą laiką jis pats negali pasirinkti. Ir todėl tik nuo tėvų priklauso, kad tėvai išmokė patys savo gyvenime pasirinkti gerą ir atsižadėti blogo, perduoda tai ir vaikui. Kol vaikas pats negali to padaryti, padėti jam tai padaryti tai už jį patį,
o vėliau, kai jau vaiko valia stiprėja, jis jau pats gali pasirinkti, duoti jam pavyzdį ir išmokyti. Ir tas pavyzdys bus lengviau priimamas, jeigu nuo vaikystės yra įskiepytas tas geras įprotis. Taigi visi, kas turime arba turėsime vaikų, prisiminkime, kad tėvų šlovė, nešlovė ateina iš vaikų. Melskimės, kad visi vaikai, ir mūsų, ir ne mūsų, kad jie sektų Viešpaties Jėzaus Kristaus pavyzdžiu ir neštų savo tėvams šlovę, taip kaip ir Kristus nešė šlovę savo motinai. Amen.